Sveiki, esu Rankės OB vadovas. Šiandien pasikalbėsim, kaip teisingai išsirinkti prietaisą vejai pjauti. Šiai dienai egzistuoja asortimente benzininės vejapjovos, vejos pjovimo robotai, akumuliatorinės ir elektrinės vejapjovos ir taip pat vejos pjovimo traktoriukai. Jeigu renkamės pagal vejos dydį, tai benzininės vejapjovos skirtos plotams iki 15 arų, vejos pjovimo robotai iki 3 hektarų, akumuliatorinės ir elektrinės vejapjovos iki 10 arų ir vejos pjovimo traktoriukai plotas yra neribotas. Benzininės vejapjovos dažniausiai naudoja, jeigu yra didesni sklypai. Privalumas vejapjovos, kad turi galingą benzininį variklį, bet mes turim jį labiau prižiūrėti negu kitus prietaisus. Taip pat nemėgsta šlaitų, negalima su benzininiais varikliais pjauti šlaitus ir reikia paskui ją vaikščioti. Vejos pjovimo roboto privalumas, kad mes jį paleidžiam ir pamirštam. Jisai pats nušienauja sklypą, grįžta į stotelę, pasikrauna ir važiuoja šienauti toliau. Visi pjovimo robotai, vejos pjovimo robotai dabar turi apsaugas, tai arba PIN kodus, arba prisiriša prie jūsų telefono ir yra visiškai saugus nuo vagystės ir panašiai. Akumuliatorinė vejapjovė yra turbūt ekologiškiausias produktas, jisai nereikalauja nei benzino, nei nereikia laidų paskui ją tampyti, labai patogu naudotis, nereikalauja beveik jokios priežiūros. Akumuliatorinės vejapjovės dažniausiai renkasi pagal sklypo dydį. Yra skirtingų galingumų akumuliatoriai, tai kuo galingesnį akumuliatorių mes pasiimam, tuo didesnį sklypo dydį gali nušienauti. Su tą pačią akumuliatorinę vejapjovę galima nušienauti skirtingo dydžio plotą, priklauso nuo akumuliatorių talpos. Tai kuo jūsų akumuliatorius turi daugiau ampervalandų, tuo didesnį sklypo dydį jisai gali nušienauti. Tai kaip benzobakas automobilyje, kuo daugiau ampervalandų, tuo daugiau telpa energijos jame. Tai tą pačią vejapjovę galima nušienauti ir 10 arų, bet su vienu akumuliatoriu pakrautų apie 2 arus. Turėdami keletą akumuliatorių, kol vienas akumuliatorius kraunasi, o su kitu iššienaujat, galite be perstojo šienauti ir pakankamai didelį plotą. Benzininis variklis reikalauja daugiausiai dėmesio ir daugiausiai priežiūros. Reikia valyti oro filtrus, keisti tepalus, bet jisai turi daugiausia galios. Į ką reikia atkreipti dėmesį rinkdamėsi benzininį vejapjovę, tai į plotį. Kuo didesnis pas jūs plotas, tuo mes renkamės didesnį vejapjovę, kad reikėtų mažiau vaikščioti. Tam dažniausiai, jeigu galingesnė vejapjovė, rekomenduojama su galingesniu varikliu, kad galėtų šienauti iš karto didesnį plotą. Taip pat atkreipiam dėmesį į ratukus. Kuo platesni ratukai ir kad būtų su guoliais, tuo jie geriau slysta per paviršių. Vejapjovės benzininis būna kaip su krepšiu, šienaudamas jos surenka žolę į krepšį. Taip pat būna funkcija išmetimo į šoną, jeigu jūs nenorit surinkinėti, šienauja ir išmeta žolę į šoną, ir mulčiavimo funkcija. Mulčiavimo funkcija tai yra šienavimas su smulkinimu žolės, tada jos nereikėtų nei surinkinėti, nei išnešinėti. Iš tokių papildomų privalumų vejapjovės būna savaeigės, tai jums tada nereikėtų jos stumdyti, paspaudžius rankinėlę, jinai važiuoja pati. Taip pat apiplovimo funkcija, žoliapjovė pati savaime išsiplauna, nereikės jums valyti jos rankiniu būdu. Taip pat vejapjovė būna su starteriu, tai reiškia užvedinėt, jums nereikia traukti virvės, paspaudžius mygtuką, vejapjovė užsikuria pati. Iš papildomų privalumų ir patogumų tai yra aukščio reguliavimas, kai kurios vejapjovės aukščio reguliavimą neturi visai, tas kurias reikia kiekvieną ratuką reguliuoti atskirai. Geresnės vejapjovės turi reguliuojamą vieną rankinėlę. Taip lengvai jūs galite pakeisti vejapjovės aukštį pagal savo landšaftą. Patogesnės rankinėlės susideda, kad vejapjovė užimtų kuo mažiau vietos, kai mes jos nenaudojame. Patogesnis krepšys su rankinėlė, kad būtų patogiau paimti ir iškratyti žolę iš krepšio. Geresnės vejapjovės turi korpusą iš storo plieno, tokiu būdu jinai labiau atspari smūgiams ir ilgiau tarnauja. Kai mes renkamės vejos pjovimo robotą, tai pagrindinė atkreipiam dėmesį į sklypo sudėtingumą. Kuo sudėtingesnis sklypas, daugiau užvažiavimų, įvažiavimų, krūmelių, medelių, to dažniausiai renkasi rimtesnio gamintojo arba išmanesnį robotą.
Dažniausiai robotai renkasi pagal landšaftą. Jeigu mes turim nuolydžius, kalniukus, tai reikia didesnio pravažumo robotų. Jeigu nėra ypatingai lygus sklypas, tai dažniausiai renkamės robotuką ant 4 ratukų, kad jisai galėtų privažiuoti ir sudėtingus sklypus. Jeigu jūsų sklype arba šalia yra medžio, kur krenta pagaliai arba konkorėžiai, obuoliai ir panašiai, tai vėjos pjūvimo robotas su galingesniu peiliuku gali nesunkiai su šito susidaroti. Kad robotukas geriau sukibtų su paviršiu, kai kurie robotai turi platesnius guminius ratus su gilesniu protektoriu. Tokiu būdu jis geriau sukimba ir lengviau pravažiuoja sudėtingus sklypus. Robotukai yra skirti skirtingiams sklypam, dažniausiai nuo 2 arų ir iki 3 hektarų. Populiariausia robotukai yra 10-15 arų sklypams, jie yra mažesnio dydžio, neužima vietos sandėliavimui ir pilnai užtenka apdoroti tokią sklypą. Pagrindinis privalumas vejos pjūvimo robotų, kad jie beveik nereikalauja priežiūros. Pavasarį mes robotuką paleidžiam ir rudenį įnešam į garažą arba pristatom į techninį centrą profilaktikai. Dėl saugumo beveik visi vejos pjūvimo robotai dabar turi arba PIN kodą, arba prisiriša prie jūsų telefono, kad negalėtų kitas asmo naudotis be jūsų leidimo. Išmanesni robotukai turi GPS ir GSM sistemas, kad jūs bet kuriuo metu galėtumėt matyti, kur jis randasi, ką jis daro ir galėtumėt valdyti jų nuotoliniu būdu. Taip pat labai dažnai atkreipia vartotojų dėmesį, kiek robotukas palieka pakrašty nenupjautos vejos, tai kai kurie robotukai turi peiliuką prie pat krašto, kad jums nereikėtų papildomai naudoti trimerio žolę pjauti pakraščiuose. Taip pat kai kurie gamintojai turi lietos daviklį. Ką tai duoda? Tai jeigu prasideda lietus, jūsų robotukas grįžta į stotelę ir laukia, kol lietus pasibaigs. Tokiu būdu sveikiau yra ir vėjai, ir robotukas liks švaresnis. Kai mes renkamės akumuliatorinį vėjapjovę, mes renkamės pirmas dalykas pagal gamintoją. Galbūt jūs namuose jau turit kažkokį prietaisą su kažkokiu akumuliatoriu, tai paprastesnis būdas pasirinkti gamintoją tą patį, tada jūs tą pačią akumuliatorių galėsit naudotis ne tik vėjapjovę, bet ir kitus prietaisus. Jeigu mes neturim namuose jokių akumuliatorių kitų gamintojų, vėjapjovę mes dažniausiai renkamės pagal plotį, kokio galingumo ir kokiu akumuliatorių talpos norėsit naudoti. Jeigu jūsų sklypas iki 5 arų, pilnai užtenka 18 arba 2 po 18 36 V akumuliatorius. Tai pagal sklypo dydį mes renkamas, kiek ampervalandų akumuliatorius turės, taip ilgai jis dirbs nuo vieno pakrovimo. Jeigu jūsų sklypas didesnis arba jūs nespėjat nušinauti su vienu pakrovimu, dažniausiai mes naudojam keletą akumuliatorių, kol vienas yra ant pakrovimo, su kitu mes galim tęsti darbą. Savo asortimente turime akumuliatorinių vėjapjovų 18, 36, 60 ir netgi 82 V akumuliatorinės vėjapjovės. Šiandieną viena populiariausių vėjapjovų yra 36 V ir 40 cm. Jinai yra skirta apie 6 aros nušienauti. Tai turėdami porą akumuliatorių, jūs galite ją naudoti ištisai ilgesniam laikui. Šito vėjapjovė turi centrinį aukščio reguliavimą, kas labai patogu, jūs galite pagal savo landšaftą ją atitaikyti. Labai patogios rankinėlės, kur galite pasirinkti pagal savo ūgį. Surinka arba mulčiuoja, tai reiškia, mes galim žolę surinkinėti arba paprasčiausiai palikinėti. Ir taip labai patogu susideda rankinėlę, kai mums jos nereikia. Vejos pjūvimo traktoriukų dažniausiai naudojam didesniems sklypam, kai nenorim vaikščioti pagal benzininę arba akumuliatorinę vėjapjovę, arba nėra idealus landšaftas robotui paleisti, tada dažniausiai klientas renkasi vejos pjūvimo traktoriukus. Traktoriukų asortimente turim nuo 15 arų iki 1,5 hektaro, didesniam plotam dažniausiai renkasi galingesnius traktoriukus. Kai renkasi vejos pjūvimo traktoriuką, dažniausiai atkreipia į tokius dalykus. Tai yra gamintojas, kad būtų rimtas geras gamintojas, turėtų servizą, aptarnavimą, detalių tiekimą. Taip pat atkreipia dėmesį dažniausiai į galingumą. Kuo didesnis sklypas, parekomenduojam didesnio galingumo traktoriuką, kuris turėtų platesnius peilius ir greičiau nušienautų tą patį sklypą. Vejos pjūvimo traktoriukai būna su žolės surinkimu arba be. Tai vejos pjūvimo traktoriukai su žolės surinkimu privalumas, kad nereikia paskui griebti ir surinkinėti žolės ir taip pat galima tą žolę naudoti kaip mulčią. Taip pat yra nulinio apsisukimo
traktoriukai pagrindė naudojame sudėtingesniems klipam, kur reikia labai daug manevruoti ir nupjauti sudėtingus klipus. Priežiūra ir techninis aptarnavimas beveik visų prietaisų yra panašus. Jeigu tai yra benzininis variklis, kasmet servizas rekomenduoja arba pastatyti mums į profilaktiką, arba artimiausių servizą, arba pačiam pasikeisti tepalus, išvalyti filtrus. Jeigu tai benzininis traktoriukas su tepalo filtru, taip pat reikėtų pakeisti ir tepalo filtrą. Su vėjos pjūvimo robotuku, kaip ir priežiūros, ypatingai nereikia. Jūs jį išvalot, atnaujinat programinę įrangą. Jeigu to daryti patys nenorit, galit pristatyti artimiausią servizą arba pas mus į žiemos vadinamą viešbutį. Tai per žiemą jūsų robotuką atnaujins, išvalys ir pakraus akumuliatorius. Su akumuliatoriniam vėjapjovėm reikia žinoti, kad akumuliatorius turi būti šiltoj patalpoj. Tai jeigu akumuliatorinį vėjapjovę paliekat lauke arba sodyboje, būtinai akumuliatorių įneškite į šildomas patalpas. Taip pat akumuliatorių, jeigu ilgai nenaudojat, jisai turi būti pakrautas. Kadangi vėjapjovę naudojam tik tai sezono metu, tai akumuliatorių nepamirškit pakrauti ir laikyti šiltoj patalpoj. Taigi, benzininės vėjapjovės, vėjos pjūvimo robotukai, akumuliatorinės vėjapjovės, traktoriai. Viską rasit mūsų internetinėje svetainėje rankės.lt. Jeigu reikia papildomos konsultacijos, galit kreiptis į mūsų ekspertus telefonu, elektroniniu paštu arba gyvai mūsų fizinėse parduotuvėse.